Ragnė žavėsi savo išrinktojų ranvyrų. Juk laimė slypi mažose dalykuose. Bet vienas vyras, įžengęs į jos tėvo namus, sugriaus idilę. Kodėl viskas taip greitai apsivers? Mažoji nuotaka. Darbo dienomis 2:30 per TV3. Mažoji nuotaka visų žiūrimumo rekordus Indijoje sumušė serialas, rodytas net Amerikoje ir Kanadoje. Aš labai džiaugiuosi, kad nuo šiol jį galės žiūrėti ir lietuviai. Aš net suplanavau, kad tais šiokiadieniais, kai būsiu laisva, nuo 2:30 skirsiu laiką tik savo. Mažoji nuotaka šiokiadieniais 14:30 tik per TV3. Aš dar dabar atsimenu, kaip mes lėkdavom po kelis kartus į tą patį indų filmą ir sėdėdavom iš jo ir stebėdavomės neapsakomų gamtos grožių, muzika, šokiais, moterų drabužiais, papuošalais. Aš nesu kantrumu laukiu, kada galėsiu pamatyti vieną populiariausių indų serialų su daugybė dalių Mažoji nuotaka. Ir už tai dėkinga TV3.